Sveiki visi. Šiandien gaminsim puikius vištienos suktinukus su baklažanu ir sūriu. Tam reikės vištienos. Aš vištienos šlaunelių mėsą naudosiu. Galim naudoti ir krūtinėlę, jeigu šventinis variantas. Taip pat reikės druskos, aliejaus, baklažano, kiaušinio, pipirų, vištienos prieskonių, sūrių, miltų ir džiūvėsėlių. Pirmiausia, susitvarkom vištieną. Štai tokie kaip ir nedideli, nėra ką pjaut, krūtinėlę tai reikia perpjauti. Dedam tiesiog plėvelę, kad nesitaškytų. Ir išmušam gerai. Iš kitos pusės taip pat. Labai jau smarkiai nereikia, kad ištikštų, bet gerokai. Dabar pasūdam. Pipirų. Pagal skonį. Vištienos prieskonių. Ir taip. Dabar sekanti. Mėsą paliekam truputį pasimarinuoti. Dabar susitvarkyti reikia su baklažanu. Supjaustam tokiais gabaliukais. Tokiais. Mažiau kaip centimetras, kažkur 5-6. Štai. Dabar reikia juos apkepti. Pilu į keptuvę truputį aliejaus. Ir dedam kepti. Perpjoviau, kad būtų patogiau. Truputį pasūdau. Ir dedam. Dedam kitą partiją. Viskas paruošta. Dabar mušam čia kiaušinį į vieną lėkštę. Geriau gilesnę.
Tai taip. Dabar imam vieną gabalą mėsos, truputį užsukam, jeigu ne krūtinėlė. Dedam čia sūrio. Atsipjaunam ir gražiai susukam. Tai toks. Dabar apvoliojam šituose miltuose. Kiaušinį. Ir džiūvėsėliuose. Kad būtų tvirčiau, dar persmeigiam dantų krapštuku. Ir taip. Dedam baklažaną, sūrį ir labai gražiai susukam. Dabar apvoliojam miltuose. Šventiniam variantui tai krūtinėlė bus daug lygesnė ir gražiau, bet jeigu ne šventės, galima ir taip štai. Apvoliojam dabar kiaušinį po miltų ir džiūvėsėliuose. Ir būtinai perduriam. Na, nebūtinai, bet kad būtų garantija. Ir dedam į kepimo indą. Kepsniukai paruošti, taigi puikiai atrodo, nesimato čia krūtinėlė ar ne krūtinėlė. Dabar užpilam vos aliejaus. Ir dedam į orkaitę 190 laipsnių 25-30 minučių. Kepsniukai iškepė. Valgyti šiandien su grikiais, baklažanu ir savo gamybos sūdytų pomidorų. Kaip užsikonservuoti, galite žiūrėti mano receptuose. Grojaraštis konservavimas žiemai yra. Taip pat galite įsigyti mano knygą naują. Ten viskas dar aiškiau parašyta. Yra pilna visokiausių receptų. Štai taip, dedam. Pagalius galima ištraukti. Truputį galima padažų. Kvepia tiesiog pasakiškai. Štai taip. Ir ką? Skanaus. Tai labai paprasta, šventiška ir labai skanu. Dar kartą skanaus ir sėkmės. Tai visai paprasta. Iš prieinamų produktų ir nesunkiai paruošiama.